Na, va, tai dabar, mėlyje, mes turime mažai laiko, 30 minučių, tai bandysiu koncentruotai. Visi esate skaitę pradžios knygą. Pirmieji 3 skyriai pasako daugiau apie mus negu visos psichologinės knygos. Dabar kreipsiu dėmesį į keletą akcentų. Pirmas, 2 sukūrimo pasakojimai yra, ne visi žinote. Pirmas pasakojimas kalba apie kosmosą, apie kosmoso tvarką. Dievas, kuris kuria, reiškia, visą kūrinyje, brėždamas ribas. Labai svarbu, reiškia, pastebėkite, kad Dievas atskiria šviesą nuo tamsos, vandenis nuo vandenų, vandenis virš skliauto, nuo vandenų po skliauto, sausumą nuo vandenų. Reiškia, tas kūrimas vyksta brėžiant ribas. Būti kūriniu reiškia būti apribotu. Labai svarbus žodis yra apribotas. Ir mes esam pripratę tą žodį naudoti. Aš esu ribotas žmogus, reiškia mano ribotos galimybės, mano jėgos, mano finansai, mano kantrybė yra ribota. Labai teisingai. Bet reikia, kad dar labiau pamatytume. Reiškia, būti kūriniu, tai reiškia būti visapusiškai apribotų. Mes esam apibrėžti. Jeigu kas nors prisimenat, buvo toksai tarybinis multikas, kur dailininkas nupiešė šuniuką ir tas šuniukas atgyja. Tai vat, šitas, įsivaizduokit tokį, reiškia, Dievas yra tas dailininkas, kuris tuščiam popieriaus lape nubrėžia ribas ir tik tai taip kūrinys tampa kūriniu per ribų gavimą. Reiškia, mes esam apriboti ir tos ribos yra tokios, o ne kitokios. Šuniukas yra toksai, ne kitoksai. Šitas mikrofonas yra toks, ne kitoks. Koks nors laisvojo kritimo pagreitis yra toks, o ne kitoks. Reiškia, dalykai yra tokie, o ne kitokie. O tas kūrėjo, reiškia, ribų brėžimas, formų suteikimas. Tos formos yra va tokios. Tai pirmas skyrius, apie pirmą skyrių daugiau nekalbėsiu. Čia yra visko labai daug. Dabar antrasis pasakojimas apie kūrimą. Antrasis skyrius koncentruojasi į žmogų. Žmogus apgyvendinamas kūrinyjoje, kaip tos kūrinijos valdovas, atstovas Dievo gerumo ir meilės, Dievo ambasadorius. Dievas yra kūrinyjoje, reiškia, žmogus yra kūrinyjoje Dievo ambasadorius tai kūrinyjei. Ir sukūrimas pirmiausiai vyras, vėl dabar, nes čia, reiškia, šitas pasakojimas yra simbolinis. Nebūtų teisingai tos pasakojimus žiūrėti iš gamtamokslinės, istorinės, chronologinės, tokios perspektyvos. Čia yra simboliniai, reiškia, pasakojimai ir jų tikslas yra papasakoti mums ne kas, kur, kada, ką veikė, bet kodėl yra taip, o ne kitaip. Iš kur dalykai atsiranda, į kur dalykai juda, ir kaip mums gyventi tarp to taško A ir taško B. Iškia, užduotis yra kita. Na va, tai sukūrimas vyras, apgyvendinamas kūrinyje su užduotimi. Dievas apgyvendina žmogų sode, sodas yra kūrinyje, kad jisai tą sodą dirbtų ir juo rūpintųsi. Dirbti ir rūpintis reikia. Dabar žodis dirbti reiškia, kad žmogus pašauktas bendradarbiauti su Dievo kuriamuoju užmoju. Mes esame Dievo bendradarbiai, Dievas kūrėjas ir Dievas sukuria kūrinyje tam tikroje neužbaigtoj būklėje. Mes turim tą kūrinyje kartu su Dievu judinti link tobulumo, mažesnieji bendradarbiai esame Dievo. Tai darbas yra geras dalykas, bet darbas pagal kūrėjo planą yra džiugus bendradarbiavimas jo, reiškia, kūrybinėme procese. Šitas darbo supratimas bus labai iškreiptas nuodėmės, tuoj matysime. Dabar kitas svarbus žodis yra kūrinyje rūpintųsi. Nemoku hebrajiškai, bet žinau, kad šitas žodis hebrajiškai gali būti verčiamas ir saugotų. Vadinasi, yra pavojus. Yra nuo ko saugoti kūrinyje. Ir tada Dievas pasako labai keistus žodžius. Atsimenat, kai sukūriamas Adomas ir Dievas pamato, kad žmogui negera. Pirmą kartą, reiškia, dar nuodėmė atėjusi į šį pasaulį,
jau yra kažkas tai negera. Kaip gali būti kažkas negera tokioj geroj kūrinijoje? Negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam tinkamą bendrininką. Taigi Viešpats Dievas padarė iš žemės visus laukinius gyvulius bei visus padangių paukščius ir atvedė juos pas žmogų, pamatyti, kaip jis juos pavadins. Žodis bendrininkas. Man, kai aš girdžiu šitą žodį, iš karto turi mintyse, man ateina, reiškia, į mintį nusikaltimo bendrininkas. Bet žodis bendrininkas, kodėl vertėjas kunigas Antanas Rupšys naudoja šitą žodį? Aš spėju, kad jam labai brangi ta šaknis bendr. Kaip matysime, reiškia, žmogaus savo giliausioje esmėje mes esame sukurti bendrystėj. Šiandieninė populiaria kalba kalbant, mes esame sukurti mylėti ir būti mylimi. Bet ne ta pigia prasme, kaip šiandien meilė suprantama kaip, reiškia, emocinės, kas yra svarbu, bet nepakankamai gilu, arba seksualinis prisirišimas, kas irgi yra svarbu, bet meilės esmėje yra kažkas tai kita. Bet mes esame sukurti mylėti ir būti mylimi. Tai reiškia būti branginami, todėl kad tai esu aš. Gyvename sąlyginės meilės pasaulyje, kur esame branginami ir mylimi, jeigu tu esi gražus, jaunas, kompetitingas ir taip toliau, mes tave branginsime ir vertinsim. O mes trokštame būti mylimi, branginami, todėl kad tai esu aš pats. Na, tai tas žodis bendrininkas, turėkime mintyje. Tada Dievas sukuria visą gyvąją kūriniją ir atveda juos prie žmogaus. Ir tada sekant eilutė sako, atvedė juos pažiūrėti, kaip jis juos pavadins. Kokiu vardu žmogus pavadins kiekvieną gyvą būtybę, toks turės būti jos vardas. Žmogus davė vardus visiems galvijams, visiems padangių paukščiams ir visiems laukiniams žvėrims, tačiau savo tinkamo bendrininko nerado. Vardo davimas reiškia valdžią. Žmogus yra valdovas, jisai duoda kūriniams vardą, jie yra žemesnio statuso, bet nėra nei vieno, kuris būtų lygus bendrininkas, bendrystei. Panašiai kaip žinote, dauguma iš mūsų esame su savo vaikais žaidę šachmatais, kortomis, ir panašiai. Ir tu žaidės kokiu 5-mečio šachmatais ir, koks ten žaidimas, ten yra, ten nerimta, tu stengiasi, kad jis atsimintų ėjimus, bet atsisėda tavęs vertas varžovas. Ir tada visai kitas žaidimas yra. Tai Adomas nerado savo tinkamo partnerio gyvenimui gyventi. Tai tas žodis bendrininkas. Reiškia, kūrinijoje žmogui nėra tinkamo. Tas žodis partneris man labai nepatinka, nes šiandien jis vartojamas tokiais, bet tai tinkamo, žiūrėkite, kokį nors žaidimą, jeigu mokat žaisti stalo tenisą galbūt, ar lauko tenisą, ar futbolą galų gale. Įsiveda tėvas savo 5-metį sūnų pažaisti futbolą. Koks ten žaidimas? Ten, reiškia, tu ten stengiasi, kad jisai tą kamuolį pataikytų. Tai reiškia, gyvūnijos pasaulis yra, žmogus su juo negali užmėgsti kažkokio tai labai svarbaus ryšio. Ir tada Dievas sukuria kitą žmogų, kitokį žmogų, ir pirmą kartą Biblijoje išgirstame Adomo balsą. Adomas pragysta džiaugsmo giesme pagaliau. Štai pagaliau kaulas mano kaulų ir kūnas mano kūno. Ji bus vadinama žmona, nes iš savo žmogaus buvo paimta. Adomas gieda džiaugsmo giesmę pagaliau. Svarbi pastaba. Ji bus vadinama žmona, nes iš savo žmogaus buvo paimta. Gali susidaryti neteisingas, reiškia, įspūdis, kad vyras tai jau yra žmogus, o moteris tai, kaip sakant, jau ne žmogus, kažkas tokio jau. Tai vėl čia matau, kas yra. Čia yra vertimo problema. Vertimas visą laiką yra kompromisas.
reikia daryti kompromisą tarp tikslumo pažodinio ir prasminio. Tai kunigas Antanas Rubšys, nuostabus šito švento rašto Seno testamento vertėjas, ką jis padaro, jisai bando išlaikyti tą šaknų panašumą žmogus ir žmona. Nes hebrajiškai yra iš ir iša, vyras ir moteris. Tai jisai bando šitą išlaikyti. Ir išlaiko, bet praranda, tada įveda mus į tokį pavojų, susidaryti neteisingą įspūdį, kad moteris yra kažkaip tai ne visai žmogus. Ne. Reiškia, žmogus yra dviejų lyčių, dvi galimybės būti žmogumi. Lytys yra abi lygiavertės, bet skirtingos. Ir skirtingos nebereikalo. Reiškia, tam, kad mes galėtume vienas kitą apdovanoti tuo, ko tu neturi. Dievas, pažiūrėkite, Dievas sukuria labai įvairų ir nelygų pasaulį. Pasaulyje yra daugybė, reiškia, netgi turtinė nelygybė, netgi mūsų, gerai, turtinė, tai galime sakyti, kilo iš reiškia, neteisingų struktūrų. Bet kodėl žmonės turi skirtingus talentus? Kodėl vieni žmonės gimsta su talentu, o kiti tų talentų turi mažiau, arba turi kitose srityse? Tam, kad mes galėtume vieni kitus apdovanoti. Tu kažko neturi, aš turiu ir aš tau galiu duoti. Ir tai reiškia meilė. Reiškia, mūsų nelygybė yra šansas mylėti, didesnis šansas mylėti. Vyras ir moteris yra lygus verte, bet labai skirtingi savo viskuo. Ne tik tai mūsų kūnas, ne tik tai mūsų psichologija, kur žinote, visokios karikatūros, kaip vyras žiūri problemą, kaip moteris žiūri problemą, kaip vyras mato save veidrodyje. Ir žinot, vyras eina toksai pilvotas, visai, reiškia, žiūri veidrodį ir toks visai fainą vyruką mato veidrodį tokį. O moteris, gražuolė ir linijos viskas yra ir oje, tu sakai. Tokių visokių juokingų ir liūdnų ir ko tik nori, tų skirtingumų mūsų tikrai yra. Tie skirtingumai yra nebereikalo. Tam, kad mes galėtume, reiškia, vienas kitą papildyti, vienas kitam duoti tai, ko kitas neturi, vienas iš kito pasimokyti. Tai atsiminkime, vyrai, tą džiaugsmo giesmę pagaliau. Ir tada dvi labai svarbios eilutės mums svarstantiems mūsų pašaukimą būti vyrais ir moterimis. Dvi paskutinės eilutės. Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną, glausis prie žmonos ir jie taps vienu kūnu. Čia yra santuokinė santuoka. Čia kalbama apie intimų aktą, bet ne tik tai. Tai kalbama apie viso gyvenimo susivienimą. Tapimas vienu kūnu, kas aišku įveiksminama per intimų santykį, turi išreikšti visišką gyvenimo vienovę. Tavo svajonės yra mano svajonės, tavo skausmai yra mano skausmai. Reiškia, vyras ir moteris yra pašaukti į labai labai gilią bendrystę. Mes trokštam tos bendrystės, mes trokštam susivienijimo, susijungimo, buvimo arti, bendrumo trokštam. Taip žmogus sukonstruotas. Ir va šitoje vietoje, jeigu uždūžta mūsų visų tas bendrystės, reiškia, nesirealizuoja dėl nuopuolio, apie kurį taip pat kalbėsiu, nesirealizuoja ir tada baisus dalykai darosi. Va ką tik tai prieš valandą laiko išgirdau apie, reiškia, 15-metę mergaitę, kuri iš proto eina ir kitus iš proto varo dėl giluminis tas, reiškia, alkoholis ir palaidas gyvenimas ir panašiai. Kodėl mes taip darome? Todėl, kad labai trokštame būti mylimi ir labai bijome būti nemylimi. Iš esmės čia yra formulė visoms mūsų dvasinėms, psichologinėms, emocinėms žaizdoms, visiems mūsų gyvenant, reiškia, mes trokštame meilės ir bijome būti nemylimi. Taip mes esame sukonstruoti. Ta bendrystė, kuriai sukurtas yra žmogus, yra meilės bendrystė. Nes tai bendrystė gali būti ir verslo bendrystė, ar tenais, visokiausios bendrystės. Ne. Mes esame sukurti ypatingai bendrystė, tai yra meilės bendrystė. Ir vyras palieka
savo patį artimiausią natūralų ryšį, tėvą ir motiną, tam, kad sukurtų kitą artimiausią ryšį su savo sutuoktinė. Pastebėkite, per santuoką mes sukūrėme artimesnį ryšį negu mūsų tėvas ir motina. Kreipkite dėmesį, labai svarbi žinia yra, ypač jeigu turite vaikų, kurie ruošiasi tuoktis, ar patys ruošiatės tuoktis, reiškia per santuoką mums vyras, sutuoktinė tampa artimesni už mūsų patį artimiausią natūralų ryšį tėvą ir motiną. Ir kyla didžiulės problemos, jeigu jauna šeima, kuris nors iš poros nesugeba teisingai palikti savo tėvų ir motinos. Palikti tai nereiškia, kad reikia nesirūpinti ar kažkaip tai tenais apleisti ar ką, bet sugebėti tapti savarankišku žmogumi, nutraukti psichologinę ir emocinę bambagyslę. Ir čia yra labai sunku. Tam labiausiai trukdo, pagalvok, reiškia, vyras palieka ir aišku, žmona turi palikti savo tėvą ir motiną. Jeigu nepalieka, kas atsitinka, tada mes nesugebam palikti per kaltinimą ir per kaltę, per negebėjimą atleisti ir per kaltės jautimą, kad aš kažko nepadarau. Čia tos bambagyslės, kurios mus tampo labiausiai. Ir tada negali reiškia sveikai tapti savarankiškais vienas ir kitas ir sukurti naują artimiausią ryšį. Tai čia būtų didelė tema, bet šiandien turiu judėti į priekį. Ir tada paskutinė eilutė labai svarbi. Jiedu buvo nuogi, žmogus ir jo žmona, tačiau nejautė jokios gėdos. Dabar kas yra tas nuogi? Man prieš kokią 10 metų vienas žmogus auditorijoje panašioje, reiškia, sako, tai nekultūringa, nelabai gerai čia kažkaip tai nuogi, iš esmės, kaip kokie vaikai maži Palangoj prie jūros laksto nuogi, nemato nejauti jokios gėdos, tai negerai. Ne. Čia kalbama ne apie fizinį nuogumą, čia kalbama apie daug gilesnį nuogumą, metafizinį nuogumą. Būti nuogu, tai reiškia būti kūriniu. Kūrinys yra nuogas. Jisai yra pažeidžiamas, ribotas, su poreikiais ir tam tikrai prasme su trūkumais. Nes vienintelis kūrėjas yra tobulas. Tai būti nuogu, tai reiškia pripažinti tai, kas aš esu. Šiandieninė kalba kalbant, tai reiškia būti savimi. Visi esam girdėję, kai paaugliai sako, ar net ne paaugliai sako, ir labai teisingą dalyką, būk savimi. Bet matai, tas pasakymas būk savimi dažniausiai labai keistus ir neteisingus dalykus reiškia. Tai reiškia dažniausiai rodyk visiems savo blogą nuotaiką. Kur tik eini, tai savo visur tep-lep, reiškia rodyk savo, tai čia visai ne tai. Būti savimi ir nematyti tame jokios, nejausti gėdos, tai išvertus į šiuolaikinę kalbą, reiškia būti nuogu, tai reiškia būti savimi, neslėpti savęs už kaukių, neslėpti savęs už, reiškia, kokių tai rolių, o būti tuo, kas aš esu. Ir nematyti tame grėsmės. Tai geroj šeimoje augantys vaikai, žiūrėkit, va čia tie faini, kur buvo priekyje išėję, aš tai žiūrėjau, man daug džiaugsmas, iškreipėt kaip jie laisvai. Kodėl, ar dabar turiu, tapau seneliu, tarp kitko, kas dar nežinote, iš mano pažįstamų, tai... Su dviem anūkais jau, žinokit, tai reiškia, aš turtingas senelis esu. Na va, čia mano nuopelno dar mažai, bet aš tuos laurus prisėmu. Mielai prisėmu laurus. Tai dabar vyresnės, reiškia, tuoj bus 3 metai. Reiškia, normalus 2,5 metų bernas yra. Jis kalba neaiškiai, švepluoja, kaip ir dera tokiam amžiui, jau daro į puoduką. Ir visa giminė padarė į puoduką, ten vos ne filmavimo kameras, reiškia, įjungiam šviesas, atnešė. Ir
Ir Vincas su visų rimtumu prizas. Padarai paduką, prizas. Ir galima būtų dabar išsišaipyti iš jo. Jis juokingas yra su šitais, nes tavo tokiais. Ne, bet reiškia, aišku, jisai jaučiasi visiškai saugus. Kodėl? Todėl, kad jisai yra meilės atmosferoje. Visa šeima, visa giminė jį beprotiškai myli. Ir štai vaikas nueina į darželį. Ir iš besąlyginės meilės karalystės jis papuola į sąlyginės meilės karalystę, kuriame tu būsi mylimas, jeigu tu esi kompetitingas, jeigu tu esi stiprus, jeigu tu sugebėsi aplenkti, pranokti, aplošti, taip toliau. Ir tada kas darysis, pavyzdžiui, vaikas švepluoja. Ne. Tai jeigu namuose, tai čia jokių problemų, sesuo švepluoja ir čia, kaip sakant, gauna prizą dar už tai. O tenais iš jo pasišaipys. Ir kas bus? Kai pasišaipys, jis pradės save matyti kaip defektuotą. Jis pradės jausti gėdą dėl to, kas jis yra. Kaip įdėmėsi, kuo skiriasi gėda nuo kaltės. Kaltę galime pašalinti atsiprašymu ir atleidimu. Gėdos neįmanoma pašalinti. Gėda yra kaltė susijusi su tuo, ką aš padariau. O gėda yra susijusi su tuo, kas aš esu. Tai žiūrėkit, vėl grįžtam prie tos paskutinės antros skyriaus eilutės. Jiedu buvo savimi, žmogus ir jo žmona, ir nematė tame jokios grėsmės. Jiedu buvo savimi ir save matė kaip nedefektuotą, kaip tokį, dėl kurio neverta, kurio nereikia slėpti. Galiu būti savimi, kaip mano. Aiškiai, jisai toks natūralus, toks spontaniškas, toks, reiškia, gauna prizą už sisiuką ir gauna prizą, beveik viską gauna prizus. Reiškia, ir tai nieks iš jo žiūrėkite, kada iš mūsų pasišaipo, kada iš mūsų, kada mes patys dalyvavome patyčiose, mes tada žinom, kad reikia užsidėti kaukes, reikia slėpti, kas iš tikrųjų dedasi tavo dūšioje, slėpti, kas tu esi. Tai va čia ta žmogaus esančio tobuloj bendrystėje būklė. Kodėl aš esu bendrystėje, nes aš esu savimi ir nematau tame problemos. Tuoj matysime, kaip šita būklė pasikeičia. Žaltys – simbolis. Čia viskas, reiškia, visi šitie pasakojimai yra simboliniai, nebūtų teisinga juos matyti kaip biologinius ar istorinius tos pasakojimus. Žaltys. Buvo sumanesnis už visus kitus laukinius gyvūnus, kuriuos viešpats Dievas buvo padaręs. Jis paklausė moterį, ar tikrai Dievas sakė, nevalgykite nuo jokio medžio sode. Moteris atsakė žalčiui, sodo medžio vaisius mes galime valgyti, tik apie vaisių to medžio, kuris sodo viduryje, Dievas sakė, nuo jo nevalgysite, nei įliesite, kad nemirtumėte. Bet žaltys tarė moteriai, jūs tikrai nemirsite. Ne, Dievas gerai žino, kad atsivers jums akys, kai tik jo užvalgysite ir būsite kaip Dievas, žinantis, kas gera ir kas pikta. Kai moteris pamatė, kad tas medis geras maistui, kad jis žavus akims ir kad tas medis žada duoti išminties, jis skynėsi jo vaisių ir valgė, davė ir savo vyrui būsiam su ja ir šis valgė. Tuomet abiejų akys atsivėrė ir jiedu suprato esą nuogi. Labai svarbus simbolis nuogumas yra. Na va, tai dabar perskaičiau 6 eilutes. Simbolinis pasakojimas apie tai, kaip gundytojas kalbasi su žmonija. Kalbina moterį. Nežinom, kodėl tiksliai. Antanas Rubšys, žinot, kaip sakydavo, kodėl? Sako, priešas taiko į generolą. Jis į žemesnius netaiko. Jeigu numuš generolą, paims visą karalystę. Moteris, stebėkit, irgi toks dalykas, jisai nėra griežtąja prasme, bet kūrinyje vyksta tobulumui, sudėtingumui ir tobulumui didėjant. Ir kas sukurtas paskutinis yra? Moteris. Vyras yra sukurtas iš dulkių, o moteris iš kaulo. Rimtesnis, materialas rimtesnis yra. Čia tai, ką sakau, nėra tokios teologinės tiesos,
Bet vis tiek truputį pamastymui duoda mėsos. Gal paskaitysiu tą likusią eilutės dalį. Jiedu suprato esą nuogi, jie susiau figmedžio lapus ir pasidarė juosmens aprišalus. Nuogumas, vėl labai svarbu dalykas. Reiškia, nupuolė žmogus, po mėnesio kalbėsiu, kodėl taip atsitiko, kodėl jisai pradeda tai matyti kaip grėsmę. Tai jis pradeda savo nuogumą, tai yra, kas aš esu, matyti kaip pavojinga. Ir pradeda dėtis kaukes, statyti sienas. Dabar Žaltys užduoda 2 klausimus. Vienas yra lengvas. Ta klausimą atsakyti yra paprasta ir paaiškėja, kad pirmas klausimas buvo tik provokacija. Ar jums uždrausta valgyti nuo visų medžių sode? Sodas yra kas? Kūrinyje. Sodo medžiai yra kūrinijos gėrybės. Ir klausimas yra, ar jums yra uždrausta naudotis kūrinijos gėrybėmis? Ir tada moteris šitą klausimą lengvai atsako. Sako, ne, mums kūrinijos gėrybėmis naudotis galima, tik tai tam tikrose, raktinis žodis, ribose. Ir tas ribas Dievas mums pasakė, kad mes jų neperžengtume, kad nepakenktume savo patiems. Ribos yra. Irgi katechumenate prieš nemažai metų ir žmogus klausė, sako, kodėl Dievas pasodino tą gėrio ir blogio pažinimo medį? Nu kaip ant tyčių. Pasodino ir sako, tenais valgykit nuo visų, tik nuo to medžio negalima valgyti. Nu tai aišku, kad norės. Tu vaikam pasakyk, kad į tą kambarį eiti negalima. Tai pirmas darbas nueis į tą kambarį. Tai kodėl reiškia Dievas tą medį pasodina? Kreipkite dėmesį. Gėrio ir blogio pažinimo medis nėra dar vienas kūrinys. Jisai simbolizuoja ne dar vieną kūrinį kūrinijoje, bet jisai simbolizuoja savybę esančią visuose kūriniuose. Kokią savybę? Kad visi kūriniai yra tokie, o ne kitokie. Kad visi kūriniai yra su tokiom ribom, o ne su kitokiom ribom. Kad mes esame sukurti kūrėjo. Ribos yra nubrėžtos ir mes esame pakviesti jas gerbti, jų neperžengti, kad nepakenktume savo patiems. Paprasčiausias pavyzdys būtų, žiūrėkite, mūsų skrandžių talpa. Pagalvokite apie savo mėgstamą maistą, ypač jeigu esate nepietavę dar. Aš, pavyzdžiui, mėgstu cepelinus. Virtų bulvių man turi būti, reiškia, cepelinai. Bet jeigu aš suvalgysiu vietoj 2 cepelinų 20, aš savo pakenksiu. Ribos. Artūrai, tavo skrandžio ribos yra 2 cepelinai. Ir jeigu tu šitas ribas laikysiesi, tau bus į naudą. Jeigu tu jas peržengsi, tu pats savo pakenksi. Štai kas yra gėrio blogio pažinimo medis. O po nuopuolio, ką Žaltys mus kalbina daryti? Artūrai, 20 cepelinų yra jėga. Kaip tu manai, kodėl Dievas uždraudė tau 20 cepelinų valgyti? Tu manai, kad jis rūpinasi tavim? Ne. Jis rūpinasi savim. Jisai nori, kad nebūtų tokių pat laimingų kaip jis. O laimė, dangiški malonumai yra būtent ribų peržengime. Ribos tai yra nuobodu. Ribos tai yra, ką tu čia ribos, reiškia, ribose gyventi. O peržengti ribas, tai ten yra būtent tai, ką Dievas nori pasilaikyti tik savo pačiam. Ir jisai, būdamas despotas, jūs išgąsdino ir apgavo. O laimė, Artūrai, yra tikroji laimės ekstazė. Tai yra būtent pačiam spręsti, kas gera ir kas bloga. Neleisti, kad niekas kitas nubrėžtų ribas, o pats brėžk ribas. Būk savęs paties kūrėjas. Tu nuspręsk, ką reiškia būti vyru, ką reiškia būti moterim. O gal tau nepatinka, tai tu gali pagalvoti, ko tu nori būti. Cepelinai ir taip toliau. Reiškia, labai noriu, kad pamatytume tą reiškia, Dievas sukuria visą kūrinyje
pagal tam tikrą tvarką. Ir visa kūrinyje tos tvarkos laikosi užprogramuotų kelių. Visi negyvoji gamta, traukos dėsniai, chemijos dėsniai, fizikos dėsniai, visokiausi Boilio dėsniai, ten entropijos ir visa kita vyksta užprogramuotų būdų. Visa gamta daro tai, ką programuotojas, tai yra kūrėjas, įrašė, kokias ribas nubrėžė, laikosi labai tiksliai. Vienintelis žmogus iš mums žinomų materialių kūrinių yra pakviestas šitas ribas jų laikytis ne užprogramuotų būdų, o suprasdamas ir laisvai pritardamas, laisvai iš pasitikėjimo kūrėjų dalyvaudamas tose ribose. Panašiai kaip 15 metų vaikas, jau ne vaikas, ką tu čia paauglys, kaip reikia, padarys savo didelę paslaugą, jeigu pasitikės mama, kuri jam sako, vaikelė, tu narkotikų geriau nepabandyk. Ir jeigu jis nepabandys, bet jisai gali sakyti, turbūt mama nuo manęs slepia kažką labai faino. Ir kaip tu gali nepabandęs žinoti, ar tai faina? Tai va, yra dalykų, kuriuos pabandę mes galim save sunaikinti. Ir būsim išmintingi, jeigu laikysimės tų ribų iš pasitikėjimo, šiuo atveju mama, o plačiaja prasme kūrėjai. Tai labai noriu, kad pamatytumėte, tą reiškia gėrio ir blogio pažinimo, valgymas nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio nėra dar vienas medis, dar vienas kūrinys tarp kitų kūrinių, bet tai yra kiekvienam kūriny esanti savybė, kad kūrinys yra toks, o ne kitoks. O Žaltys sako, o kodėl tu turi to laikytis? Tu pats nuspręsk, kokios ribos, tu pats brėžk ribas. Reiškia, ir tada žmogus tą padaro, tas simbolizuojama, reiškia, per vaisiaus skynimą ir valgymą, reiškia, gėrio blogio pažinimo medžio. Ir pirmas dalykas, kas sutrinka bendrystė. Vyro ar moters bendrystė sutrinka, jie pradeda slėpti savo nuogumą. Prisimenat, kas yra nuogumas? Kas aš esu? Jie pradeda slėpti, kas aš esu. Kodėl jie, reiškia, tą daro? Todėl, kad iki nuopuolio, atsimenat, kas buvote katechumenate, nemažai iš jūsų buvote, aš piešiu tokią schemutę, paprastutę labai. Reiškia, Dievas, trikampiukas, apačioje vienas apskritimas Adomas, kitas apskritimas Ieva. Iki nuopuolio Adomas ir Ieva yra artimame ryšyje su Dievu, su jo gilinėje jos. Ir, reiškia, tas paklusnumas kūrėjui, leidimas kūrėjui nustatyti ribas, ir jie tas ribas iš pasitikėjimo kūrėjų laikosi tų ribų, duoda jiems tarpusavio pagrindą. Jie du gali būti vienas kito akivaizdoje savimi, tai yra nuogi ir nemato tame grėsmės. Jų ryšys su kūrėju yra garantas kitam, kad kitas yra patikimas. Adomas žiūri į Ievą ir gali pilnai Ieva pasitikėti ir būti Ievos akivaizdoje savimi, neslėpti to, kas jis yra, todėl kad Ieva yra pilnai patikima. Ieva kiekvieną savo mintį, žodį ir darbą nubėga pas Dievą pasitikrinti. Dievas sprendžia, kas yra gera, kas yra bloga. Ir šitas Ievos ryšys su Dievu yra Adomui garantas, kad jisai gali būti jos akivaizdoje nuogu. Ir atvirkščiai, Ieva žiūri į Adomą ir gali pilnai į Adomą pasitikėti. Ir dabar įsivaizduokite, kas atsitinka, nutraukus ryšį su Dievu, nutrūksta ir jų dviejų tarpusavio ryšys dėl to, kad jie jau neturi, Adomas žiūri į Ievą ir išsigąsta savo paties minčių apie ją, nes jis pats sprendžia, kas jam gera ir kas jam bloga, ir jisai planuoja Ievą manipuliuoti. Nes jo laimė niekas nesirūpina. Dievą jisai mato kaip tolimą pavojingą despotą ir tada Adomo laimė yra jo paties rankose. Ir ta laimė susideda iš ilgo sąrašo poreikių įvairiausių ir dabar Adomo reikės kažkaip tai tuos poreikius patenkinti. Ir jisai tas vienišas egocentrikas staiga įsigąsta, kad Ieva irgi yra tokia pat egocentrikė.
nutrūksta jųdviejų tarpusavio ryšys. Šitą plėtosiu sekantį kartą. Mūsų visų bėdų, visų nelaimių, visų vienišumų, visų santykių problemų čia yra pamatų pamatas.